Sveiki visi, kaip vis laiką sveikinusi su jumis iš TwinsBet arenos ir šiandien yra ypatingai svarbi diena, kadangi jeigu Vilkai laimės prieš Budučnos komandą, jie patenka į kitą Europos taurės etapą. Mes vis laiką linkime sėkmės ir pažiūrėkime, ar mūsų sirgaliai šiandien yra pasiruošę rungtynėms. Kadangi jau esame merčo aplinkoje, noriu jums šiek tiek papasakoti apie naujienas. Būtent šiomis rungtynėmis yra sukurti Wolves Dream Big marškinėliai, svajokime smarkiai ir išdidžiai, iš tikrųjų labai gražios spalvos. Ir toliau einant iš karto mūsų akis užklumpa už tai šių ryškių marškinėlių, kurie yra limited edition kolekcijos. Tiesiog, wow. Tobuli marškinėliai, svarbiausia tai, kad yra limituotos kolekcijos. Man atrodo, kad sakė, kad jų yra tik 60 pagaminta, o mes šiandien vienus juos padovanosim. Reikia atsakyti tik 3 klausimus teisingai. Pirmas klausimas. Kuris šiandieninių varžovų komandos žaidėjas yra žaidęs ir Wolves komandoje? Salomonas. O, labai lengvai, matosi pasiruošęs jau. Kuris Wolves komandos žaidėjas šiuo metu yra rezultatyviausias Europos taurės turnyre? Kevanas. Teisingai. Kiek pergalių šiame Europos taurės sezone kol kas yra iškovojusi Wolves komanda? 8, man atrodo. Čia galutinis atsakymas. Taip. 9. Bet beveik labai gerai startavo. Kuris šiandieninių varžovų komandos žaidėjas yra žaidęs ir Wolves komandoje? Salomonas. Teisingai. Kuris Wolves komandos žaidėjas šiuo metu yra pats rezultatyviausias Europos taurės turnyre? Anthony Cowan. Teisingai. Kiek pergalių šiame Europos taurės sezone kol kas yra iškovojusi Wolves komanda? Taurės. Kiek pergalių? 9. Taip! Šaunuolis! Prašau, dovanoju tą gerų rungtynių. Kokiamis šiandien nuotaikomis atvykote į rungtynės? Puikiamis tik nugalėt. Gerai. 44 numeriukas. Kodėl būtent Tayloras? Negaliu pasakyti. Labai artimas ryšys. Gerai. Kaip vertinate šiandienos priešininkus? Gerai vertinu, geras priešininkas, turi gerą lyderį, kuris žaidė už mus pernai, bet manau, kad viskas bus gerai. Krepšinį šiaip domitės, dažniausiai einate žiūrėti jį gyvai, ar žiūrite namuose? Nu, ir namuose kartais, bet gyvai tai vat, su draugais tik tais vaikštom. Gyvai aišku geriau. Vaikštom tik su draugais. O kodėl gyvai geriau? Nu, tai emocijos. Kelintą kartą esat krepšinio rungtynėse? Gal 7. O tu? 4. O tu? Krepšinio rungtynėse kelintą kartą? Neatsimenu, gal kokį 3, 4. Sakykite, ar mokyklai per pertrauką žaidžiat krepšinio laisvu laiku? Jo. Bet ne per telefoną, o gyvai? Jo, gyvai. Ar daug vaikų yra žaidžiančių iš tikrųjų krepšinį, va taip, kaip laisvalaikiu? Jo. Norėtumėt, pavyzdžiui, savo ateitį sieti su krepšiniu? Būt profesionaliais krepšininkais, norėtumėt? Labai. Ką turi turėti labai geras krepšininkas? Ūgį, gerą metimą, driblingą gerą. Aha. O tu kaip manai? Tai gal driblingą, greitį ir ūgis. Kad tipo gerai mėtytų ir ten, pasuotųsi, žaistų komandiškai. Okay, I'm really interested. How did your son get into basketball? He's been playing ever since he was like 18 months. Oh, 18 Yeah. months. Okay, why? Maybe your husband or dad playing? Well, no, not really. His dad used to play, but not like he's playing, you know? So he loved basketball from a really young age, yeah? Young age, and he's never stopped. Do you enjoy watching his games and why? Yes, I do. The flights are a little longer now. Yeah. Other than that, this is his daughter, and we enjoy it very much. Yeah. Do you get nervous when you're watching, or what's your emotions? I get nervous when I think he's hurt. Yes. You know, Yeah. the last game I thought he was hurt. Yeah. So yeah, it was very nerve-wracking. Yeah. Thank you so much. Have a nice evening. Thank you. Tai dabar žaidžiame Kahoot žaidimą. Labai man patinka tokie žaidimai ir labai gera idėja. Tai galite atvykti rungtynės ne tik tai pažiūrėti krepšinio, pabūti su draugais, bet ir sužaisti labai fainą žaidimą. Ką reiškia Budučnos pavadinimas? Budučnos pavadinimas. Ateitis, tikėjimas, svajonė ar ramybė?
Jūs manęs nekopijuokit. Ateitis. Kitas klausimas, kuris Budučino žaidėjas praėjusiame sezone žaidė Wolves Twinsbet gretose? Rašyda žaidė. 640 žmonių žaidžia. Wow. Teisingas atsakymas yra Rashid Salaimov. Kuris krepšininkas visai neseniai perlipo 500 rezultatyvių perdavimų ribą, žaisdamas Wolves Twinsbet komandoje. Variantai: Vaidas Kariniauskas, Kristupas Žemaitis, Anthony Koval ar Andrews. Taip. Ne Kristupas Žemaitis. Neklauso jie manęs, tarsi aš jiems sakau ir sakau, jie nepasitikė manim. Ar aš atrodau nepatikima Teisingas krepšinio atsakymas žinoma, žinovė? kad Kristupas Žemaitis. Kame problema? Negooglinkit. Aš jūsų googlą šiandien. Kurio animacinio veikėjo tatuiruotę turi Kristupas Žemaitis? I know. Variantai: Pikachu, Ai, netyčia paspaudžiau. Naruto, Sangoku. Žalias. Songoku, bet Kristupas Žemaitis turėtų ir Pikachu turėtų, kad neštų jiems laimės talismaną. Teisingas atsakymas yra Sangoku. Songoku. Dabar metas pažiūrėti, kas laimėjo mūsų žaidimą. Taip, aš Trečioji užėmiau. vieta, 9 atsakymai iš 10. Never give up. 60 kažkelintą vietą užėmiau. Nėra blogai, bet mes turim laimėtojus, pažvelkit. Gedas, labai sveikinam ir paskui. Gedai sveikinam, šaunuolis Gedas. Ar yra tekę kažkada atlikinėti dainą ar kažkokį pasirodymą krepšinio aikštelėje? Yra iš tikrųjų labai senai, bet norėčiau dar kartą. Tai būtų smagu kažkaip su Vulsais patraugauti. Gerai, aš tikiuosi, kad Vuls save išgirdo. O sakyk, jeigu to būtų užduotis sukurti krepšiniui dainą ar himną... Nepatikėsit, šiandien mąsčiau apie tai. Rimtai, matau. Esu išsibrėžus tikslą padaryti tai. Matau ir klausimas, kaip manai, kokią norėtum žinutę perteikti idėją? Man labai patinka tas pradinis mes esame šeima video, kurį rodo prieš kiekvienas varžybas. Tai manau, kad kažką su tuo, su šeima, su jėga, su vienybė, manau, labai tai simbolizuoja Vilkus. Kaip jautiesi, kokios emocijos būnant krepšinio rungtynėse? Fainos irgi pergyveni, azartą pagauni labai. O jeigu tau būtų užduotis sukurti krepšinio komandos marškinėlius, kokie jie turėtų būti, kaip įsivaizduoji pati? Ryškus. Kokios spalvos? Kokios šios spalvos laisvos, net nežinau. Reikia pagalvoti, kas pasakyti. Gerai, o jeigu reikėtų suburti komandą, influencerių krepšinio komandos, ką rinktumeisi pradžiai imti kartu į komandą? Dalia Belickaitė. Labai geras pasirinkimas, ką dar? Šešku. Tai kągi, šiandien turėjome tikrai puikias rungtynes Twinsbet arenoje. Aš tik jums dar kartelį noriu priminti, kad jeigu neteko dalyvauti rungtynėse, tikrai siūlau tai padaryti, kadangi, kaip matote, čia yra ne tik tai renginys, kur ateinate pasižiūrėti krepšinio, bet ir puikia atmosfera, galite ateiti su draugais, su šeimos nariais, pažaisti įvairiausių žaidimų ir aišku, taip pat laimėti prizą. Ačiū ir čiau! Prenumeruok Wolves kanalą ir visus video žiūrėsi pirmas.